I am John Knoxville and welcome to Jackass. Iš tikrųjų, tai kaip ir sakiau anksčiau, oras labai nedžiugina. Darysime, nedarysit jūs, tai nieko aš darysiu. Tualeto valymą. Tai nežinau, ar dar kelsiu šitą video, ar nekelsiu, bet gal kam irgi aktualu bus, kas žino. Tai tualetas, matysit, yra tenai giliai, tokios durelės, kur yra, o čia. Tai reikia ten nueiti žasytę, puikiai rytinę mankštą. Ir ištraukti kasetę. Nieko ten iš tikrųjų nėra nešvaraus, viskas ten užsidaro, susitvarko, tai, nereikia čia galvoti, kad čia kažkas labai wow. Tai, bet darbas, kurį reikia atlikti. Loba vidurys. Rekomenduoju. Nuotekų valymas. Nuotykių paieška. Tai va. Lendam į vidų. Tai va, tokia kasetė. Čia yra visas lobis mano. Tai va, dabar nešiu išplausiu. Ir parnešęs įstatysiu atgal. Nieko įspūdingo. Jo didenybė tualetas. Nežinau, ar kelsiu ten tą video prieš tai, kur dariau, kur aš išiminėjau, nes ten ponas Skirmantas labai šlindo ir pagadino kadrą. Tai gal ir nekelsiu. Čia yra kampervano galas. Visiems parodau. Duris, lentyna, čia va viršų yra lova kitoj pusėj. Čia visokių dalykų prisidėjau, ko reikia, ko nereikia. Pavyzdžiui, dviračio tai turbūt tikrai nereikės, tai ačiū Nedoni, kad paskolinai. Va, įsidėjau žibintą. Labai daug metų svajojau ir ačiū, žmona padovanojo man su kampervano įsigijimo proga, tai nekantrauju, kada kur gero oro. Užsidegti ir sėdėti išsiėmus palapinę, ten tą pavėsinę. Bet čia turbūt, kai kartu jau visur važiuosim ir bus šilta. Tualetas skystis. Va, čia tojose, man atrodo, esat visi matę. Įpilsime čia į šitą daiktą. Šiek tiek įrankių, jeigu kažkas atsitiktų. Silikonas, tepaliuko, citrininis lempų skystis. Citrininis todėl, kad atbaidytų musės. Tai čia irgi va, jums patarimas. Aš dar nesu bandęs, bet skaičiau, kad labai efektyviai veikia. Tai va, dabar šitą kasetę aiškinu. Čia jinai yra išvari, išplauta, visa nuplauta, tai nesišlikštėkit, kam nejauku. Bet gal bus kam naudinga. Tai iš esmės, čia realiai matosi va šitas, kur tu tualete nueini. Šitas yra prisijungę rankenėlę ten prie paprasto mechanizmo ir jis atidaro ir uždaro. Tai keliaujant siūlau laikyti uždarytą. Kai atvažiuoju į vietą, tai atidarykit jau. Dabar, ką norėjau šiaip parodyti. Čia šitas gumas. Rekomenduoju sutepti silikonu. Tai grys vadinasi dar, va. Dėl to, kad, jos tada ilgiau tarnauja, sandaresnės yra, netaip dėvisi, tai va, toks patarimas. Tai nežinau, kiek čia ta kasetė, aš dabar 3 dieną, man atrodo, ją išvaliau. Tai bet jau čia viskas, jau 3 dienas, tai jau reikia valyti. Aišku, jeigu su šeimyna, tai turbūt ir dažniau. Daugiau batai, guminiai. Va, labai visiems rekomenduoju, labai fainas dalykas, guminiai batai įsidėjai mašiną. Šitą irgi yra daiktas atskirai nupirkti. Pasidėjai, bam.
Kaip čia man tas kamera. Va, čia užsidėjai. Lauk. Ir va taip. Nusiemi batą. Sako, sunkiausią darbą reikia duoti labiausiai tingiam žmogui, nes jisai ras geriausią ir greičiausią būdą tą darbą atlikti. O va, oras toks, kokį matom. Matote? Nebaisiai džiuginantis. Ten toliau yra paplūdimys, tai gal pavyks šiandien nueiti. Va. Nes sakė gražus paplūdimys. Tai va, išploviau indus, susitvarkiau. Ten užkrauta kampe yra dujos. Nu tai čia stalai, visokie šlanga vandens papildymo, įrankių dėžė. Toks sandėliukas. JBL įsidėjau, nežinau kodėl, kas man čia galvoj susišvietė, bet įsidėjau. Va. Tai kol kas tiek. Spręsiu, kas čia toliau, koks planas ir viskas. Hau. Labas rytas, Ramens Kanelės svetainės žiūrovai. Kažkaip atbulai filmuojasi šiandien tie visi video, bus mažai vaizdų turbūt, daugiau pliurpimo, tai kam neįdomu, prasisukite. Bet aš mėgstu pašnekėti, tai aš pašnekėsiu. Temų čia užsirašiau truputėlį, tai galvo kokias kelias minutės. Oras, nežinau kokiu būdu montuosiu video, tai arba jau būsiu apie jį pašnekėjęs, o jeigu ne, tai prastas oras. Manau, kad šiandien tikslas minimum ir maksimum bus nueiti iki vieno paplūdimio. Va. Nu, bet nereikia savęs spaust, kad oi va, čia reikia kuo daugiau nubėgti, pamatyti, užsidėtų varnelių ir viskas, nes, tu kam? Atostogos praranda malonumą tada. Jeigu nori žmogus pailsėti, tai pailsi. Aš dabar jau 5 dieną keliauju, tai man gal visai tokia vieną dieną pasičilint, taip va, čia ramiai, viską vieną vietą aplankyti, kažkur nebelstis, nevažiuoti, tai kodėlgi ne? Žiūrėjau vakar filmą, kaip tik buvau prisiminęs aš tą filmą, paskutinį kartą prieš kokį 15 metų buvau matęs. Vadinasi, Tūkstantmečio žmogus su Robinu Williamsu. Ir aš vis atsimindavau, kad aš vis norėčiau jį pažiūrėti. Man tada aš dar, nebuvau paauglys jau, bet man jis taip irgi paliko įspūdį. Ir vakar Netflixas parekomendavo, tai tikrai visiems rekomenduoju pažiūrėti. Filmas apie tai, kaip žmogus, kaip robotas įgyja sąmonę ir palaipsniui tampa žmogumi. Be galo daug visų tų moralinių dilemų. Filmas 99 metų. Labai yra įdomu pasižiūrėti, kaip įsivaizdavo ateitį tada kūrėjai, rašytojai. Kaip, kokios problemos, kokie dialogai, kokios situacijos. Pasakiškas filmas. Sakyčiau, gal turbūt vienas geriausių. Šalimais tikrai stovi Shawshank Redemption, pabėgimas iš Shawshank ir panašiai. Tai tikrai, kas pasižiūrėsit, neprarasit to laiko dėl to, kad, labai gilus filmas. Va. Ir ten taip įdomiai yra 2 filmai, kurie man patinka apie ateitį. Tai vienas filmas, būtent šitas, apie tą robotizaciją, kas yra aktualu mums šiais laikais, vis tiek dirbtinis intelektas, ChatGPT. O kitas filmas yra Idiokrasija. Tai va, ir aš kažkaip žiūrėjau vakar tą filmą, ir čia žiūri filmą ir matai, kad kaip stengiasi robotas tapti žmogumi. Nespoilinsiu, aišku, kuom viskas baigėsi.
Bet kokias deda pastangas, o pažiūri filmų Idiokratija ir tu pamatai, kad mūsų pasaulis visgi nuėjo tos idiokratijos labiau keliu, kad žmonės nuo technologijų kvailėja, o ne protingėja. Tai, bet taip yra. Va, tai tikrai apie filmą tiek. Išsiploviau indus jau viską. Irgi paskui pabandysiu parodyti, čia pavaikščiot. Tai atsiminiau tokį žodį chores. Man atrodo, angliškas žodis yra namų ruošos darbai. Tai gražus žodis. Taip, toks fainas žodis. Man tiesiog patiko tas žodis ir aš pagalvojau, kad va irgi einu su savo taziku. Viską plauti indų. Tazikas ten... Karzinka dar esu girdėjęs sakydavo, bet karzinka, man atrodo, tai kai labiau keselys yra, toks pintas. Tai prisimenu, kad kažkada buvau tokią idėją sugalvojęs surašyti visokių tokių negerų, nevartotinų žodžių žodyną. Ten kaip, bet jau kur iš tikrųjų, kur išgesti ir linksma pasidaro. Krautuvė, ar krautuvė, nežinau, gal krautuvė. Karzinka, keselys. Aš žinau, kad ten be galo daug žodžių yra tokių atėjūnų iš kitų kalbų. Pavyzdžiui, viedras, tai turbūt čia nuo lenkų, viedro. Bet idėjas nepametu priminimas pats savo, kad jeigu žiūrėsiu kada šitą video, tai gal reikia sėsti rašyti. Va, dar tokį pliusą pastebėjau. Čia, kai tuos tokius pafilmavimus darau rytinius, tai reikia ir vidų susitvarkyti, kad gėda nebūtų, tai irgi nauda visai tokia motivacija, kad, tai ką čia reikia pafilmuoti, kad nors įsikelsi, paskui turėsi. Tai jo, reikia, einit keliesi, tvarkaisi, žodžiu, ten nesakai, gal jeigu šiandien niekur nevažiuosiu, tai gal ten tą stalą neišrinkinėsiu, dar kažką. Ne, reikia daryti viską, tai tokie jo reikalai. Va, norėjau irgi čia į salas tokias nuplaukt, peška keltu. Keltas, kuris nekelia mašinų, pėsčiųjų keltų. Va. Pažiūrėjau, viskas uždaryta. Realiai nes sezonas dar. Va. Tai tikrai uždarytos visos salos. Ką darysi? Uždaryta, tai uždaryta. Reiškia, buvo ir nelemta. Va. Tai tiek. Planas, kaip ir minėjau, yra šiandien nueiti iki paplūdimio pasižiūrėti. Sakė, labai gražus paplūdimys, tai pažiūrėsim, kaip ten tas gražumas. Va, o rytoj turbūt, kad atsikėlęs anksčiau iš ryto jau leidau savo pagulėti šiandien, pasilsėti. Atsikėlęs turbūt apvažiuosiu visą šitą pusiasalį, kur esu. Ir jau tada važiuosiu kažkur link vidurio Velso, link apačios Velso. Ir žiūrėsiu ten, kas ten yra įdomaus. Nes pats važiavimas iš tikrųjų irgi labai daug tų vaizdų duoda. Būtent matai, kaip keičiasi kraštovaizdis, viskas, tai taip, va. Ir dar buvau čia kažkokį dalyką atsiminęs. Vaizdai. Ir nieko tokio. Tai va. Išsijungiu. Atėjau dantų išsivalyti, norėjau parodyti dar tualetas. Man kiek viskas paprasta, va. Plastikinės lentelės. Šitas geras užskaitau. Toks, va. Langelis, užuolaidėlės. Vamzdžiai. Taip, viskas nepersistengta. Taip padaryta. Laikrodis blogai rodantis. Apdovanojimas, va, kabo tualete. Čia dušas. 20 centų įmeti ir bėga vanduo. Jeigu neįmeti, nebėga. Šiltas viską, kaip priklauso, reguliuojas. Knygų, va, paskaityti, jeigu nuobodu. Va. Buvau vakar palikęs čia tų centų, netyčia. Pamiršau. Atėjau šiandien Madrite ir pasiėmiau. Taip, va, paprastai viskas padaryta. Bet man tai žavingai yra. Aš nesu, aišku, plastikinių lentelių fanas, bet
Bet va taip, žmogus atėjo, turėjo žemės, įrengė kempingiuką ir gyvena savo. Nu tai va tiek apie tualetą. Sveiki atvykę prie jūros. Vėjas tikrai nėra mažas. Net nežinau iš tikrųjų, ar girdit kažką. Bet jeigu ką, tai tiesiog pasigrožėkime vaizdais. Taip, ten va kažkokie kalnai, debesys. Labai stiprus vėjas. Bet labai gražus vanduo. Ir toks žalsvas. Toks švarus atrodo. O paplūdimys irgi toks smėliukas. Nu visiškai pasaka. Čia va, apsirinkai tas šiukšlės. Šiūras išmestas. Ir ties rankšluostį. O, Patrikas iš kempiniuko. Gal ne, ten ir ne Patrikas. Čia kažkoks vamzdis. Tai va, taip atrodo paplūdimys. Aš manau, kad jūra dabar yra atėjusi. Ir paskui turėtų jinai nuslūgti. Ir čia jeigu nebūtų taip apsiniaukę, tai tikrai matytųsi žymiai toliau ir daugiau tų kalnų matytųsi. Nu, dabar yra kaip yra. Tai po truputį gręšiusi namo jau. Ten kažkoks apleistas pastatas. Nueisim, pažiūrėsiu. Ganyklėlė tokia. Priėjau prie griuvėsių. Nelabai įsivaizduoju, kas čia stovėjo. Tai čia gal gyvenamasis namas ir kažkoks ūkinis pastatas. Va, iš akmenų suręsta, gražu man tie akmeniniai pastatai. Tikrai atrodo taip. Nu ir logiška, kad juose turėtų būti žiemai šilta, o vasarą atvėsta jie ir tada vėsų. Nu ir čia gal skaitytųsi net ekologiška, akmuo tai vis tiek gamtoj randamas. Nežinau. Į vidų neįsiu, bijau visokių vaiduoklių. Čia Velsas, manau, jų yra. Čia tokiu keliu reikia eiti iki paplūdimio, tai va kelią matom. Biškį pridengsiu mikrofoną. Va. Taip. Krūmai, vėjas. Baigėsi kelias. Bet čia skaitos yra public footpath. Ir gali vaikščioti bet kas ir bet kada. O realiai tai eini per kažkokią žmogaus ganyklą. Tai va čia tokios įdomybės. Nu ko ne Lietuva? O net arkliai žvengia, pritarė. Grinai tokia ganykla. Vandenukas, va. Viską. O, arkliai, kad bėgioja. Ei, arkliai, ar skaitėt knygą Hannah Sewell, Juodasis gražuolis? Na, aš tai skaičiau. O, dar arkliukų. Balnokim, broliai žirgus.
Reiks karą nujuoti. Reiks ir nujuosim, nieko čia tokio. Einame tiesiu keliu, kaip ten dainavo Vyšniauskas Junior. Puikus kelias. Bet gerai, prasivaikščios, prasipūst varyte, vėjas išpučia visas, nežinau, blogas mintis, viską. Tai fainiai, nesigailiu, kad išėjau. Įeiname į tokią giraitę. Įdomi. Baugoka. Tokią naktį, įsivaizduotum čia, raganos visokios, kažkokios tie medžiai tokie baobabiški. Tai, gražu. Šiaip tikrai primena Lietuvą labai. Gal. Aš noriu grįžti dar prie vartelių temos. Tam video, kur buvau prie Krioklio ir pasakojau apie vartelius, tai va čia irgi varteliai. Vat matom, kaip padaryti, čia mechanizmas, atsirakinė, atsidaro, viską taip geltona, gražiai, aiškiai. Man atrodo, dar net ant spiruoklės kažkaip čia yra padaryta, kad jie patys užsidaro. Bet ką norėjau pasakyti ir atkreipti dėmesį, kad ten tie varteliai prie Krioklio buvo daryti menininko. O čia va matosi, kad yra daryta inžinieriaus. Nėra nei vieni, nei kiti blogesni ar geresni, bet labai matosi, kur daryta menininko žmogaus ir kur daryta inžinieriaus. Tai toks trumpas pastebėjimas. Pareiname į stovyklavietę. Tokį trumpą turą gal padarysiu. Taip. Matom, čia žmonės įsikūrė. Čia statinis karavanas. O, dėdulė eina. Įvyko čia toks mažas pokalbis. Pakalbėjom su dėdulė. Labai fainas, tik tai suprantu gal kokį kas 15 žodį. Tai va, čia yra stovyklavietė. Čia stovi mano Kamparvenskis. Čia yra statikas karavanas. Yra gan populiarūs, jie čia žmonės perka, pasistato, gyvena, atostogauja. Yra niuansų čia su jais ten dėl council taxo ir panašių dalykų, jeigu taip mąstant. Aš nepirkčiau, neinvestuočiau. Taip. Čia gyvena šeimininko tėvai, o ten gyvena šeimininkas. Čia yra viena aikštelė, 2, 3, 4, man atrodo, 5 elektros šitie įvadai. Va. Čia yra kur išpilti tualetą savo. Dabar mačiau, ten kažkoks veiksmas vyksta, irgi nelysiu su tą kamerą žmonėms į veidą. Tai paskui nueisiu, nufilmuosiu ten dar kitą pusę. Vis išeinu ir vis sutrukdo kažkas padaryti normaliai apeit. Tai dabar jau bandysiu tiesiog eiti ir apeit. Kaip ir anksčiau matėm, rodžiau. Tualeto išpilimo vieta. Statinis karavanas. Saulytė išlino, galit patikėt. Pasaka. Nu, tai čia va gyvena šeimininkas. O čia šeimininko tėvai. Čia tas tualetas, kur buvo prieš tai užėjęs rodžiau.
Čia mane buvo namo pasikvietę. Papasakosiu, labai smagiai prabuvom. Balandžiai. Taikos balandžiai, skriskite. Ten kažkaip dainavo jo traktorius, kur pasakojo. Prašiau, kad leistų nufilmuot 40 tų kažkelintų metų, kur sakiau, kad va su pjūklu. Tai veikiantis viską pasaka. Tokių jų negamina. Va. Tai tokia čia ta aplinka. Viską. Fainiai. O čia matom ten tas Kampervanskis. Toliau. Čia kitas laukas. Užeisiu. Čia skirta su kemperiais. Tai va būtent tie tempiami. O traktorius. Dar vienas. Čia rušiavimas. Tai Dieve padėk. Tai negi čia viską rušiuoti reikia. Aš tai visas šiukšlės į maišą sudėjau, galvoju. Tikrai čia nesuprantu, kaip čia išrušiuoti. Išsivešiu ir išmesiu vieną konteinerį. Nu, ten mano atostogos. Taip. Ir čia irgi buvau užėjęs. Irgi va tokia patalpa. 2 tualetai. Čia galvojau, kad virtuvė kažkokia ar kas. Įsibroviau ten dirbtuvės žmogaus. Tai va. Tai irgi toks pastatas. Man truputėlį sakau, kad žavinga yra, kad tai va, paėmė, apmaliavoja, tep, viską, durikės ir lentelės, va. Nu, savotiškas skonis, bet toks geras, kvepia skaniai. Viską, toks kičas. Kičas, bet visai nepiktinantis. Duris, va, pokšt, kam čia pirkti, sukalsiu pats. Sukalio žmogus. Nu, yra ko išmokti. Oi, kaip čia gerai, saulytė išlindo, nuotaika iškart geresnė. Tik jau į vakarą visai. 4, man atrodo, vakarą jau po pietą. Ir dar Kampervano lauką biškį parodysiu jums. Praktiniai keliavimo Kampervanų patarimai. Vienas visiems tikrai privalomas žinot ir mažai kas pagalvoja apie jį. Laido niekada nepalikit suvinioto. Kai pajungiate elektrą, gaunasi kažkoks indukcinis efektas ir gali užsidegti. Tai nesvarbu, kokį turit laidą, reikia jį visą ištempti. Aš turiu 2 laidus, va čia yra trumpesnis, kur mums žmonės davė kartu su Kampervanu. Ir jo, man atrodo, ilgis 10 metrų ir kol kas to ilgojo laido tik namie teko bandyti. Tai yra ilgasis 25 metrai. Nu, tai kam, neimti ilgesnį, jeigu dabar dar va su trumpesnio išeina viskas. Tai va, pasijungi. Prijungimo ir atjungimo tvarka irgi šiokia tokia egzistuoja. Prijungi pirmą prie Kampervano, ištempi laidą ir tada pajungi jau į rozetę. Nu, skaitosi čia yra todėl, kad tu pajungęs į rozetę pirmą ir jungdamas į Kampervaną, tai tu turi su savimi tipo gyvą laidą. Nu, ir yra didesnė rizika, kad kažkas gali nutikti. Nu, ten pargriusi, įmesi į vandenį, ten dar kažką. Nu, logikos tame yra, aš nesiginčiu su šitą taisyklę, nors gal čia tokia šiek tiek ir per daug, bet nu, kodėl ne, nu, tai koks skirtumas. Galima daryti kaip reikia, tai gal ir padarykim kaip reikia. Tai va, tai čia jungiasi elektra, čia pilasi vanduo, čia atsisuka, pukšt, čia išeina dujos šildytuvo. Čia iš tikrųjų nieko, man atrodo. Aš neatsimenu. Bet lyg ir nieko nedaro šitas paliktas.
Tada apačioj yra 2 išbėgimai. Vienas iš kriauklės, kitas iš dušo, bet ne iš tualeto. Tai vat, jeigu tu maudytumės į duše, kuris yra tualete, tai vat iš ten bėgtų. Nes skaitosi, iš čia bėga grey water, pilkasis vanduo, tai yra vanduo neturėjęs kontaktų su tualetiniam atliekom. Tai tą vandenį galima pernaudoti, jį galima naudoti, šiaip ir pilasi į atskirą irgi. Bet yra black water ir grey water. Ir čia jau nuo gamtosauginių reikalavimų netgi yra, nuo seniau, tai yra black water, kur jau turi su tualetų reikalų. Tai jau vis tiek gali bakterinė tarša būti, dar kažkas. O yra grey water, tai yra vat, kur indus plauni, kur skalbimo mašinų bėga, džiovyklių. Tai yra vanduo, kupinas fosfatų, fosfitų, nitratų, nitritų, bet nėra kontaktų su žmogiškosiomis atliekomis ir nėra tada bakterinės taršos. Tai čia gal nelabai kažkas įdomaus, bet vat, norėjau pasirodyti, kad žinau. O čia yra išleisti vandens baką. Bet irgi, jeigu į visą atsukė, ta prasme atsukė, jis visas kažkodėl neišbėga, ten dalis pasilieka vandens. Malkų, jeigu nori, gali pasimti, paprašyti duoda. Smagu išgiedrėja, bet vėjas vis tiek didelis. Lyjo daug ir stipriai. Tai kol kas tiek. Paskutinį įrašą darau šiandien. Norit kontento? Padarom kontentą. Padarom gal. Pagrokim. Ką grosim? Ką aš grosiu? Ką? Kepurę užsidėti grojimo. Pagrokime gražią dainą. To išgirsit. Labai gražų žmonės čia gyvena, iš tikrųjų labai smagus, mandagus. Rytoj ryte daugiau papasakosiu. Pasikvietė į namus. Viską, superiniai. Tai ta proga gražiai pagrokim. Ačiū. O šiaip, vis tiek gal kada nors kas žiūrės, kas šiandien švenčia gimtadienį, tai su to jūs ir sveikinu.
Labai gera diena. Einu montuot. Iki ryto.